Sveikinimai visiems. Draugai, šiandienos vaizdo įraše pasidalinsime su jumis istorija, kuri daugeliu žiūrovų bus ir žavi, ir nerimą kelianti. Draugai, Vilniaus senamiestyje, netoli Pilies gatvės, stovi nuo svaidynės išlikęs senas prancūzų stilius pastatytas viešbutis Grand Hotel Lituanie. Šis triaukštis mūrinis namas buvo pastatytas XIX amžiuje, kai Vilnius taip pat buvo svarbus Europos verslo centras. Daugumą XX amžiaus pradžios šis viešbutis buvo žinomas savo prabangomis salėmis ir garsiais svečiais, tarp kurių buvo pirmininkų, artistų bei žymiausių verslininkų. Nuo pat pirmųjų dienų šis viešbutis buvo tapęs kultūriniu Vilniaus žemės ženklu. Tačiau per pastaruosius 30 mečius nuo jo išvyko čia dirbę žmonės, o svečiai pasidarė retesni. Kai tik susilpnėjo Sovietų imperija ir Lietuva atgavo nepriklausomybę 1990 metais, viešbutis Grand Hotel Lituanie bandė atgauti savo buvusį blizgį. Savininkai atnaujino šiek tiek jį, tačiau pinigų trūko dažnai ir turėjo būti grąžinti šiam pastatui jo senos garbės atgarsiai, kai jis buvo patrauklus ir prestižinis. Tačiau likimas turėjo kitus planus. 2003 metais balandžio mėnesio 3 dieną šis viešbutis buvo staiga ir paslaptingomis aplinkybėmis uždarytas. Niekas iš vietinių gyventojų nenumanė, kas iš tikrųjų atsitiko tą naktį. Senasis kultūrininkas ir viešųjų ryšių darbuotojas Darius Nakutis buvo žmogus, kuris žinojo daugybę miesto paslaptaučių. Jis yra vienas iš nedaugelio Vilniaus senojo miesto rezidentų, kurie dar prisimena tuos laikus, kai viešbutis buvo pilnas energijos. Darius sakydavo draugams ir pažįstamiems, kad šis namas buvo tikrai pasakiška vieta, kurioje svečiai iš visų pasaulio žemynų gaudavo gerą patarnavimą ir šiltą priėmimą. Kai buvo nurodyta, kad viešbutis turi būti uždarytas, Darius buvo labai nustebintas. Jis nelaukė tokios žinios. Jis bandydavo sužinoti, kas per tikslus nuo administratorių ir savininko, bet niekas nenorėjo su juo kalbėti. Dariaus šeima ilgą laiką norėjo sužinoti tiesos, bet ta tiesa buvo slapčiau nei jūros gylis. Tuo metu Darius darėsi vis jaunesnis savo širdyje, nors jo veidas pradėjo rodyti raukšles ir senumą. Jis prieš tą dieną buvo padaręs daug kurio nors pasitikėjimo. Jis vis dar atsimena tą balandžio naktį, kai viešbutis buvo uždarytas ir jis niekada nebegalėjo suprasti, kas konkrečiai ten nutiko. Kai Darius keliaudavo šalia to namo vakarais, jis jausdavosi šlakstantis, lyg kas nors jį stebėtų iš tamsios tamsos. Vilniaus policija oficialiai pareiškė, kad viešbutis buvo uždarytas dėl saugumo priežasčių, bet jie niekada nenurodė, kokios konkrečios priežastys tai buvo. Viešumoje sklido labai daug gandų ir nepaimdintų žinių. Vieni žmonės sakydavo, kad viešbutyje buvo surastos kontrabandos prekės arba ginkluoti. Kiti tvirtindavo, kad ten vyko nelegali veikla ir pinigų plovimas. Dar kiti šnabždėdavo apie baises nelaimės, kuri turėjo įvykti viduje paslaptingomis aplinkybėmis. Tie gandai sklido po Vilnių kaip rugpjūtis per vasarą. Žmonės sakydavo tai po darbo, tai namie vakarienės metu. Jaunieji žmonės žaidė žaidimus, kuriuose išdrįsdavo eiti prie viešbučio ir bėgti iš ten. Bet senos moteris ir seniai, kurie turėjo ilgą gyvenimą, žinojo, kad čia buvo kas nors naudinga. Jie niekad nebuvo visai pasitikintys gandais iš gatvės, tačiau jie žinojo, kad ta ypatinga lieka šešėlyje. Kai atėjo 2004 metai, viešbutis Grand Hotel Lituanie buvo jau tapęs legenda, apie kurią žmonės šnibždėdavo tamsoje, nedrįstami viešai pasakyti savo minčių apie tai, kas gali būti nutikę. Profesorius Vytautas Žemyna buvo istorikas, kuris darbavosi Vilniaus universitete ir tyrinėjo senosios Lietuvos architektūrą. Jis labai susidomėjo viešbučio Grand Hotel Lituanie istoriją ir pradėjo rinkti informaciją apie jo praeitį. Vytautas ieškojosi seno archyvų, seno laikraščio straipsnių ir bet kokių dokumentų, kurie galėjo suteikti jam šviesos į šią paslaptingą situaciją. Jis praleido bezimintis valandas bibliotekoje, skaitydamas senus Lietuvos Aido ir Vakarų Ekspreso numerius iš 8 ir 9 dešimtmečio. Per kelis mėnesius, kurie praslinko, Vytautas surinko daug informacijos apie to pastato architektūrą, jo praeitą šeimininką ir svečius, kurie ten gyveno.
Tačiau apie 2003 metų įvykius jis rado labai mažai konkrečios informacijos. Daugumoje oficialių dokumentų buvo tik šaltas nurodymas, kad viešbutis buvo uždarytas dėl techninio neatitikimo saugos standartams. Vytautas žinojo, kad ta formuluotė buvo per daug glausta ir per daug neaiški. Jis nujautė, kad čia glūdi kažkokia tikroji istorija, kurią kažkas bandė paslėpti. Jis nusprendė, kad jis turi suprasti tikrą priežastį. Vienas iš savaitės vakarų Vytautas nusprendė nueiti į viešbutį ir pažvelgti į jį iš arčiau. Jis norėjo matyti tą pastatą tiesiogiai, ne tik per seno laikraščio straipsnių arba archyvuose senus papirus. Kada jis priėjo prie durų to pastatų, jis jautėsi keistai ir nekomfortiškai. Duris buvo sukaltos medinėmis lentomis, o langai buvo padengti storu suoliu. Visur buvo nemažas žalios spalvos augimo žingūnai ir šlapios angarų žemės dvokiančias kvapas. Vytautas pabandė pažiūrėti vidun per plyšį tarp lentų, bet viduje buvo per tamsu, kad ką nors pamatytų. Jis girdėjo tik tylą ir liūdesį, kurį galima jausti net ne per ausis, bet per kūną ir mintis. Vytautas pradėjo suprasti, kodėl vietiniai žmonės bijo šio pastatų. Tai nebuvo žmonių akstinas bijai nežinomybės, bet pats padaras turėjo ką nors baisaus savyje. Vytautas nuėjo nuo durų atgal į gatvę, bet jis atsigręžė į atgal. Jis žinojo, kad šis pastatusis namas turėjo per daug nepasakytų istorijų. Jis nusprendė, kad jis turi kalbėti su žmonėmis, kurie ten darė arba ten gyveno. Vytautas sužinojo iš vieno savo kolegos apie Ireną Kėdainienę, kurie buvo buvusi viešbučio vedėja ir ten dirbo beveik 20 metų. Irenai dabar buvo 70 metų ir ji gyveno ramiai Lazdynuose, mažame priemiestinėme rajone prie Vilniaus. Vytautas nusprendė aplankyti ją ir paklausti apie viešbutį. Kai jis atėjo prie jos namo ir skambino į durų vartelį, Irenai atidaryti duris su nedideliu pasigailėjimu. Ji pravedė Vytautą į jos nedidelę, bet šiltą virtuvę, kur jie sėdosi ties mažu stalu. Irenai padarė kavos ir ji pradėjo pasakoti apie savo laikus viešbutyje. Ji sakė, kad ji mylėjo savo darbą ir mylėjo žmones, su kuriais ji dirbo. Tačiau paskutiniais metais, kuomet ji dirbo ten, atmosfera pradėjo keistis. Žmonės tapo keistesni, o vadovybė pradėjo daryti keistus nurodymus. Irenai sakė, kad ji negreidino, kas buvo nutikę, bet ji žinojo, kad kažkokia bloga energija pradėjo kresti viešbutį. Ji niekada nenorėjo grįžti ten po to, kai jis buvo uždarytas, ir ji niekada neėjo per jį naktį. Tas baisumas, kurį ji jautė, buvo visur ir ji negalėjo to nepripažinti. Irenai papasakojo Vytautui apie savaitę prieš uždarimo dieną. Viešbutyje buvo keista atmosfera. Vienas iš šefo virėjų, vardas kurio buvo Algirdas, nuo ryto buvo nekviestas nedreit. Jis negrįžo darbams ir niekas negirdėjo iš jį. Tada vienas iš tarnų nuėjo į jo namo adresą, kurį jie turėjo iš darbo dokumentų, ir rado jį tiesiog sėdint ant lovos su tuštu žvilgsneliu. Algirdas negrįžo į darbą ir jis negrįžo į jį paskutinės 2 savaitės iki to, kai viešbutis buvo uždarytas. Tada pradėjo vykti keistos bylinės susitikimai tarp administratorių ir savininko. Irenai sakė, kad ji girdėjo iš jų šūksmus iš vadovo kabineto, tačiau ji negreit negirdėjo, apie ką jie kalbėjo. Po tų susitikimų savininkas išvyko iš Vilniaus ir negrįžo. Tada policija atėjo į viešbutį ir visai uždaryti jį vienvaldžiai. Irenai sakė, kad tie policistai buvo labai rimti ir jie nesakė, ką jie iš tikrųjų ieško. Jie tiesiog padarė tai, ką jie padarė, ir tai buvo viskas. Vytautas nusprendė sužinoti daugiau apie Algirdą. Po kelių dienų jis rado jo buvusią žmoną, Danutę, kuri taip pat gyveno Vilniuje. Danutė buvo labai nervinga ir nejauki, kada jis atėjo kalbėti apie Algirdą. Tačiau vėliau, kai jis suprato, kad Vytautas tiesiog norėjo žinoti istoriją ir ne apie skandalo, ji pradėjo atskleisti savo žinomybę. Danutė sakė, kad Algirdas buvo baisybė per paskutines dienas savo gyvenimo. Jis kalbėjo apie baisybę ir apie žmonės, kurie nori jį gauti. Danutė negalėjo suprasti, apie ką jis kalba. Jis sakė, kad jis pradėjo girtis ir paskui pradėjo ašaringas, nežinydamas, kur jis yra. Kelias dienas prieš tai, kai jis negrįžo į darbą, Algirdas pasakė Danutei, kad jis mato juodas šešėles viešbutyje, kurie seka jį naktimis. Jis pasakė, kad jis bijo sugrįžti ir jis niekada nesugrįš. Danutė negalėjo pasakyti, ar Algirdas buvo tiesiog pasiūtas, ar jis iš tikrųjų patyrė ką nors baisaus. Tačiau ji žinojo, kad viešbutis turėjo turėti ką nors baisaus su savimi. Vytautas pradėjo rinkti banales detalės ir pradėjo ieškoti šaltinių, kurie galėtų paaiškinti, kas gali būti nutikę. Jis sužinojo iš miesto archyvų, kad viešbutis buvo statutas ant žemės, kuri anksčiau
anksčiau buvo žydų kapinynas šešėliniu metu imperijos. Nors tas kapinynas buvo perkeltas XIX amžiuje, yra vietos žmonės, kurie sakydavo, jog kai kurie kūnai buvo palikti žemėje. Kai Vytautas išgirdo šią informaciją, jis nustojo. Tas negalėjo būti tiesa, tačiau jis negalėjo paneigti. Kai jis grįžo prie archyvų ir ieškojosi seno plano miesto, jis pamatė, kad pastatų tikrai buvo statas ant žemės, kurie turėjo didelę svarbą žydų bendruomeniai. Vytautas pradėjo suprasti, kad viešbutis gali turėti gilias šaknis prie to, kas iš tikrųjų atsitiko per eilę dešimtmečių. Jis pradėjo kalbėti su kitais žmonėmis, kurie turėjo žinias apie šią istoriją ir laipsniškai obraz nuo matytas pasidarė ryšesnis. Tas baisumoras, kurį jautė žmonės, kurie gyveno viešbutyje, gal galėjo būti susijęs su tuo, kas buvo padaryta šioje vietoje 100 metų atgal. Kada Vytautas pradėjo tyrinėti žydų bendruomenės istoriją Vilniuje ir kapinyną, jis surado dokumentus iš tarpukario periodo, kur žydai norėjo ekshumuoti kai kuriuos kūnus iš tos vietos. Tačiau oficialiosios valdžios atsisakė leisti tai padaryti. Dokumentai rodo, jog per susidariusias svetaigas miesto grinybės paslaugos, kai kurie kūnai buvo tiesiog pamiršti žemėje, kai kapinynas buvo perkurtas. Vytautas suprato, kad šitas negražus pasilikimas iš praeities galėjo palieti viešbutį ir jo energetiką. Jis nusprendė paklausti psichologo, ar žmonės galėtų jausti širdies paverstinius nuo tokio negražaus praėjimo. Psichologas pasakė, kad antropologinė galia ir kultūrinė atmintimojima gali visai tikrai turėti efektą ant žmonių psichikos. Tai nėra tiesioginis supratimas, bet tai yra dvasinė energija. Vytautas pradėjo matyti, kad viešbutis nebuvo tiesiog pastatime su šaltimis sienomis, bet jis buvo vieta, kurioje daug žmonių buvo pergyventi žiaurumo ir skausmą. Kai jis atėjo prie to šio nesusiejimo, jis jautėsi, jog jis yra arčiau tiesos. 2023 metais, po 20 metų, Vytautas parašė akademinį straipsnį apie viešbutį Grand Hotel Lituania ir jo paslaptingą uždarymą. Jis neteisino nei politiką, nei baimę, tačiau jis tiesiog pristatė faktus ir ieškojimą. Jis parašė apie tai, kaip vieta, kurioje yra tiek skausmo ir tragedinį iš praeities, gali turėti efektą ant šiandieninio pasaulio. Jis parašė apie Algirdą ir jo baimę, apie Ireną ir jos nesugebėjimą grįžti ir apie visus tuos žmonės, kurie bijo šio pastato. Straipsnis buvo paskelbtas viešai ir daug žmonių pradėjo suprasti, kodėl jie bijo viešbučio. Tai nebuvo proto baimė, tačiau tai buvo baimė, kuri buvo giliai užauga šioje vietoje, likusi iš žiaurumo praeities. Vytautas Žemyna ir kiti tyrėjai vis dar bandydami suprasti, kas iš tikrųjų atsitiko viešbutyje, bet tiesioginė tiesa gali likusi slėpta amžinai. Viešbutis Grand Hotel Lituania likusi kaip Vilniaus šešėlis, kaip legenda, kurioje yra tikrinimo ir mažau, kurie negrįš negreit. Vilniaus žmonės žino, kad jie gali baigtis viešbutyje naktį, bet jie niekad nepasivels ten, nes jie žino, kad šios vietos baimintos likusios gilioje žemėje glūdi pačios pareities.